Labas, Andžela. Labas, Eglute. Aš noriu tau iš karto padėkoti, kad tu sutikai ir atėjai į šitą pokalbį, ne, ir kad tu pasidalinsi savo gyvenimo, keliu, kurį ėjai, įvairiais keliais. Tai einam iš karto prie esmės, ne, tai kas tu esi, ką tu dabar veiki, gali netgi pasidalinti, ką tu prieš tai veikiai ir kodėl, kaip manai, prieėjai prie to, prie ko prieėjai. Tai iš tikrųjų man padėkojate ir aš tau padėkosiu, nes žinau, kad tavo misija, tikslas būtent šio įrašo yra pasidalinimas, nes labai labai svarbu tiesiog dalintis, manau, kad žmonės išgirstų ir irgi atrastų tas galimybės. Tai mano gyvenimas yra dabar toks, kad šiais metais atidirbus daugiau nei 15 metų išėjau iš valstybės tarnybos darbo. Tai brendo ne vienus metus, bet galutiniai tokie pamąstymai atėjo, kai buvau vaiko priežiūros atostogose ir kažkaip aš jau nebenorėjau ten grįžti. Tai ir tiesiog galvoje susidėliojo taip, kad ko aš noriu iš tikrųjų gyvenime. Kokio aš noriu tą gyvenimą gyventi ir nelabai mane tenkino tas tęsiamas gyvenimas, norėjosi pokyčio. Tai tas pokytis, bebūnant vaiko priežiūrai, dar labiau aš jį pajutau, todėl kad labiau įsiliejau į vieną bendruomenę, sveikatingumo bendruomenę. Tai per ją taip pat aš ir labai ir sveikatą pagerinau, bet tai yra ne tik fizinė, bet ir emocinė, ir su palaikymu, ir supratimu, ir taip pat per ją aš su tavim susipažinau, kur esu labai dėkinga likimui ir nežinau, visatai, kad mus suvedė. Tai va, o šiai dienai labai turiu tą tokį vieną iš svarbiausių prioritetų, ko aš norėjau gyvenime, tai savo laiko šeimininkė. Ne tai, kad esu, vis tiek tas laikas eina, bet vis tiek aš jį galiu palei save planuoti, ne už mane kažkas planuoja, kad ką aš turiu daryti, dirbti ir panašiai. Tai va, tai gal trumpai tiek apie save. Kaip fainai, dėkui tau labai ir aš galvoju, kad prieikim prie tos esminės temos. Mes šiandien norim pasikalbėti apie Bechterevo ligą. Gal tu gali iš vis papasakoti, kas klausys, nes gal jie nežino, kokio tai yra stiprumo, nes atrodo, vienos ligos kaip slogos, kaip ten gerklytės, ne? Tai va, ką tau sakė medikai, apie tavo ligą ir paskiau Andžela pasidalins tą kelionę, ką jinai darė, ką jinai veikė, kad turi tokius rezultatus, kad šiai dienai tu jau nebegeri vaistų, kur visą gyvenimą buvo tau priskirti vaistai. Kaip fainai. Tai iš tikrųjų, aš netgi pasiėmiau užrašus ir buvau kur pasižymėjusi. Tai dar man reikėjo atsiminti, tai prieš kiek metų čia man nustatyta ta liga. Tai jau daug metų, šį lapkritį suėjo 17 metų. Tai taip trumpai papasakoti bandysiu glaustai, nes įsivaizduoti 17 metų tai yra daug. Tai ta pati pradžia, nežinau, ar reikia vardinti tos simptomus, kaip gal tiesiog kam aktualu, jie jau žino, kad kaip jie pasireiškia, manau, gal, bet tik tiesiog gal... Kelis pagrindinius esminius, kad kurie gal kad nežino, bet klausys šitą laivą ir galvos, tai gal čia ir man kažkas yra, gal eis pradėti tikrintis ir žiūrėti. Tai aš tada kalbėsiu per save tiesiog, kaip man buvo. Tai visų pirma, man pradėjo rinktis vandenis ant kelienų
Ir pačios strėnos pradėjo skaudėti. Palei nugarą pačios strėnos. Jausdavau tokį skausmą. Tai gydytoja mane nusintė į ligoninę, kad pasidaryčiau tyrimus, padarė magnetinį rezonansą, kad prie šios ligos yra pats pagrindinis tyrimas, tas magnetinis rezonansas, kuris tikrai jau parodo, kad yra tau ta liga, tai ir nustatė Bechterevo ligą. Tai prieš 17 metų aš dar tokia jauna, dar negyvenanti tą tokį pilnai sąmoningą tą gyvenimą, mityba irgi tokia šiokia ir buvau įsidarbinusi nesenai. Tikrai jutau labai daug streso, įtampos. Aš dabar tai pradedu atgaminti, surišti, kaip man visa tai iškilo. Ir aš apie tai dar negalvojau, ar ne, prieš tiek metų. Bet aš labai gerai atsimenu tuos žodžius ir netgi tą atgaminu tą vaizdą, kaip aš sėdžiu palatoje ir valgau sriubą. Man atnešė pietus ligoniniai ir ateina gydytoja per pietus, ko dažniausiai nebūna. Ateina per pietus ir gydytoja man sako, tai valgyk, toliau aptarsim tavo rezultatus, aš valgau tą sriubą. Ir sako, na žinok, tau yra nustatyta Bechterevo liga. Man tai nieko nesako, aš toliau valgau, kas tas Bechterevas, pirmą kartą girdžiu. Bet sako, reikės gerti vaistus visą gyvenimą. Bet tada man tas sriuba pradėjo strigti gerklėje, nes aš buvau iš tokių žmonių, nors aišku, dar nebuvo to pilno sąmoningumo, aš vis tiek, jeigu peršaldavom, jeigu kažką gydytis reikėdavo, aš stengdavausi viską natūraliai, kuo mažiau tų vaistų ir panašiai. Ir man tas pasakymas, kad vaistai visam gyvenimui, aš tokia negali būti, mane šokiravo iš tikrųjų. Tai ta eiga, jeigu trumpai, aš 2-3 metus tikrai buvau ta tokia oli, vaikščiodavau pas gydytojus, darydavau tyrimus, tos kraujo tiesiog, prirašydavo man dėl tų vaistų, aš juos gerdavau. Tuomet gyvenom 3 aukšte, tai aš būdama tokia jauna, 2 aukšte jau pradėdavau dusti, širdis pradėdavo plakti, bet suprasdavau, kad nuo tų vaistų, nes jie ganėtinai ten būdavo stiprus ir negerai jausdavausi. Tai kažkiek laiko praėjus, kaip aš vaikščiau pas gydytojus, man gydytojai buvo gal vienas toks tarpelis, kai sako, galim negerti vaistų, bet aš pati prašiau, bet sako, turėsi vis tiek ateiti pasirodyti. Tai būdavo ten vos ne kas 3 mėnesius. O kodėl tu prašai? Aš ne tai, kad prašiau, bet aš mačiau, kad yra geri rezultatai ir, sakau, gydytojo, gal ir nereikia jų čia gerti. Bet gydytojai savo praktikos supranta, vaistus vartoja ir visada palaikai tą, kaip pasakyti, tą lygią liniją. Jinai nei šoka, nei žemėja. Jiems svarbiausia išlaikyti. Tai labai trumpas laiko tarpas buvo ir aš gal vėl po 2-3 mėnesių atėjau daryti tyrimus ir buvo jie šiek tiek pakitę. Ir sako, žinok, Andžela, geriau nežaiskim, gerkim tos vaistukus, nors po truputį, bet prilaikykim stabilią tą būseną. Tai man buvo tas bingo turbūt, kaip čia jį pavadinti, suvokimas, kad tai čia bus be galo be krašto. Ta prasme, vaistai tokia jaunai, jie tikrai neprives prie gero ir tai aš su savim pasitariau, aš labai drastiškai pasielgiu ir tikrai tai niekam nerekomenduoju, tiesiog tai turi pajausti. Tai aš galvoju, sugersiu tos paskutinius vaistus ir aš nebeisiu pas gydytoją. Aš pati ieškosiu tų būdų, kaip savo padėti ir aš tokia čia buvau jauna optimistė, kad aš viską susitvarkysiu. Tai va, tai tu klausai dabar apie tą kelionę, tai turbūt dabar ar ne čia ir papasakot, kaip prasidėjo mano ta kelionė. Tai... Tu pirmai dar prieš tai
kad tu, kai pradėjai dirbti, tu turėjai streso. Ir greičiausiai, Tai, kad tu, kaip aš va dabar girdžiu, ne, kad tu susieji mhm, su tuo dideliu stresu ir darbu, kad tau išprovokavo, ne, nu, arba taip, pagreitino, ne, tuos visus dalykus, taip? taip, taip ir buvo, nes Mhm. kadangi aš tiek metų jau turiu šią ligą, tai aš jau žinau, kad kada jinai man paūmėja. Tai yra įtampa ir stresas. Aš iš karto pradedu jausti. Aš aišku žinau jau, kaip tvarkyti su jie ir kuo greičiau tos simptomus visus sutvarkyti, bet vat, kai tu paminėjai, iš tikrųjų, nu, man asmeniškai labai veikia būtent tas stresas. Nes Jau buvo realiai. naujas darbas, aš stresavau, norėjau tobulumo, norėjau viską gerai padaryti, norėjau kuo greičiau išmokti, o ten Dieve, ten įstatymo, ten neįmanoma, net per metus taip greitai visko išmokti. O aš tokia tobulybė, labai save ten vos neplakiau ir turėjau viską mokėti. Ir nuo to labai įsitempdavau, buvo sėdimas darbas, sėdi, nejudi, na, ir taip ir gavus. Tai va. Tai gerai, kai tu išėjai ieškoti kitų sprendimų padėti savo, ne, ką, kur buvai užklydus, mane, kur tu, kaip sakau, nuvažiavai, kokiose kelionės stotelėse tu sustoji ir ties kuria buvo pabaiga, kad va, viskas, aš važiuoju ten su ta mašina ar su tuo dalyko, ne, ir žiūriu, duodu savo laiko metus, du ir žiūriu, kokie bus rezultatai. Tai iš tikrųjų ta kelionė buvo, nu, tikrai netrumpa, ilgoka. Tų kelių, nu, buvo visokiausių, tai ką aš dariau. Tai ne, man labai gaila prisipažinti, bet sakau, kiekvienas dalykas turi ateiti savaime. Dieve, galvoju, nu kodėl man netėjo numeris 1, kad reikia žiūrėti mitybą. Numeris 1. Aš būčiau anksčiau viskas susitvarkęs. Bet aš ėjau masažus. Aš ėjau netradicinius masažus. Ten, kur tave atitrankydavo, kad tu ten ir klykdavai, ir ne savo balsu, ir tave ten ištampydavo. Bet ką noriu pasakyti, žinokit, pagerėdavo. Nu. Aš taip pat dėjau dėlės. Man jos tokios šlykščios, aš taip jom baisėdavausi, bet jos labai gerai ten malšino tą uždegimą, viską tą tinimą, ryždavausi, ten jos man siurbdavo tą kraują. O Dieve, dabar kaip pagalvoju. Taip, paskui bandžiau akupunktūrą. Irgi yra nemalonus procesas iš tikrųjų. Reikia pasirinkti tinkamą specialistą, kuris dar žinotų, kur ką ten įdurti, kurias vietas. Iš tikrųjų gerdavau dar įvairias arbatas, kurios valydavo organizmą. Nu, tiesiog mano buvo toks ieškojimo kelias. Kai jau ateidavo tas laikas, kai tu negali guli naktį ir negali apsiversti nuo vieno šono ant kito. Turi tiesiog įkvėpti orą, visą sustingti ir verstis atrodo po milimetrą. Tiesiog atrodo nieko nejudinti, nes ant tiek tau rėžės per strėnas, per nugarą, toksai, nežinau, kaip peiliu veriantis skausmas. Tai ryte. Gal tu gali pasakyti, Andžela Bechterevas, tai kas tai yra? Ne, kad va, kas tai liga tokia, kad jinai pagrindė eina per stuburą ir tas stuburas bambukėja. Jisai darosi nebelankstus. Kokia gydytojo ateities perspektyva, jeigu va taip gyveni, taip kaip gyveni, kas laukia tavęs po 10, po 20, po 30 metų? Tai net tada, žinok, pašiurpsta, lovos režimas. Tu nebevaikštai. Tai va dėl to aš ir noriu, kad žmonės suprastų, kad čia nėra sloga, nėra žaidimas, kad čia jau reikia ieškoti kažkokių drastiškų sprendimų, nes už to slepiasi tavo sveikata, o kai slepiasi tavo sveikata, tai ir tavo vaikų, ir tavo šeimos, ten emocinė, dvasinė, fizinė. Tai ačiū tau labai už tai.
Tai dabar grįžkim prie esmės, prie tų ieškojimų, prie tų masažų, prie tų dėlių, prie tų skausmų, prie tų arbatyčių, ne? Tai, Ką dar bandei ir paskui kokie tau gimė sprendimai, ne? Nu, kurie tau padėjo. tai važinok, žinai, va tas kelias buvo toks, kad pagerėja, nu, tu jau biški pradedi įkvėpti oro, tai ir vėl pablogėja, vėl kažko ieškai, nu, va toksai ir mėtaisi. Nuo vieno pagerėjimo iki kito pablogėjimo, nebėjo kalba apie jokio dviračių važiavimo, ten apie pabėgimą kažkokį aktyvesnį, tiesiog tokia aktyvesnė veikla, nes nu, tu visas toksai sustingęs, bijai daugiau ką padaryti, kad tik neskaudėtų, džiaugiesi, kad tu eini. Nes buvo taip, man kartais sunku net būdavo žingsnį padėti, man tiek grieždavo per nugarą, kol tu pramankštini, praeini arba nu jau neapsieidavau be vaistų leidžiamų. Būdavo, kad tikrai leisdavus ir vaistus, nes nu jau skausmo nebegalėdavau kentėti. Tai vienas gal svarbiausių niuansų, dėl ko aš paminėjau tą mitybą pačioj pradžioj, todėl aš dar turiu atopinį dermatitą ir man vienu momentu jis labai buvo paūmėjęs ir aš pasidariau savarankiškai maisto netoleravimo testą. Jis yra mokamas ir gan tikrai nepigus, gydytojai jo nerekomenduoja, niekas nekompensuoja. Ir man buvo tokių produktų, kuriuo aš turiu nevartoti pusę metų ir metus, kad mano organizmas išsivalytų. Ir pasiekoje aš laikiausi tų produktų, išties buvo labai nelengva, nu, mityba laikytis, kai tu visą gyvenimą valgai, ten, sakau, vos naminis maistas keptas ir pripratęs ir nežinai, kaip kitaip čia gali būti. Tai išties buvo nelengva, bet atėjo toksai momentas, aš laikiausi tos mitybos ir aš pradėjau pajausti, kad aš kažkaip dėl to bekterio pradėjau geriau jaustis. Ta prasme, kažkaip jau nebe tiek dažnai kažkas bepaskauda ar ten patinsta. Galvoju, kaip fainai, ir ten atsimenu tų momentų, net ir pradėjau ir sporto klubą ten lankyti, bet tokį nelabai intensyvų, nu, ta prasme, gerai pradėjau jaustis. Tai va tada aš pradėjau surišti, kažkas čia vyksta su ta mityba. Tik tada. Nu, bet turbūt vedama taip turėjo būti. Tai žinoma, nes žmonės, man ta oda pagerėjo, čia kokia šventė, čia vėl biški kitaip nukrypstis tą mitybą ir kažkaip ir vėl aš ją pamiršau. Ir man vėl prasidėjo ta negerumai. Ir pradėjau aš griebtis tos mitybos, galvoti, kaip čia sveikiau maitintis. Ir ką aš noriu pasakyti, kad aš bandžiau maitintis. Man pasirodė, kad aš čia teisingai maitinuosi ir ten daug produktų išmečiau, bet vis tiek ateidavo ten negerumai. Tai mano kelyje iš tikrųjų atėjo tokia galimybė per mano vyrą, kuriam aš esu labai labai dėkinga, susipažinti su maistinėm medžiagom. Tai aš tokia buvau. Ir mūsų vat, visa bendruomenė. Tai. Su bendruomenė. Žinok, aš pasakysiu taip, bendruomenės aš tai dar nesupratau, kas čia kam ir koks čia gėris, nes gal trumpai dar pasakysiu, kokia buvo mano savijauta. Kai aš visą tą kelionę ėjau, tai aš norėjau tik tai būti namuose, užsidariusi, susigūžusi ir nelieskit manęs, aš nenoriu nei su kuo bendrauti, atidirbau greičiau į savo namus ir nu, tiesiog toks susirietęs kamuoliukas. Apie kažkokią bendruomenę, man kam jinai reikalinga, man ir namuose gerai, ką čia dar bendrauti. Tokio suvokimo net nebuvo. Tai va aš šiai dienai, vat kai tu paminėjai tą bendruomenę, man labai labai pagelbėjo prie mano mitybos dar papildyti ir papildomai maistinę medžiagą. Nes turbūt vieną tikrai galiu paminėti maistinę medžiagą, tai omega, tai jinai prie bet ko mums labai ypatingai reikalinga, bet labai svarbu tą švarę atsirinkti, ar ne? Labai svarbu, kad dar labiau savo nepakenktume. Tai
pradėjus jausti tos pokyčius, sudėjus mitybą ir maistines medžiagas, aš pradėjau suprasti, kad vis dėlto ta mūsų sveikata nėra vien tik tai maistas dar, bet tai prisideda ir mūsų emocinė būsena. Kaip mes jaučiamės, su kuo mes bendraujame, apie ką mes kalbame. Išties, va šiai dienai aš ant tiek esu dėkinga, kad turiu va šią bendruomenę ir tą palaikymą, nes tas kelias mano eitas nebuvo mano tas pasveikimas per mėnesį. Tai buvo pusę metų reikalas. Tai reikėjo kantrybės, kad aš išlaukčiau ir to palaikymo žmonių, ir supratimo, ir aš jau gal žadėdavau ir mesti, neveikė. Tai labai labai esu dėkinga ir Dabar, visai. dabar žinai, Sakyk, Eglutė. buvai pasakojus mum, kad tu vedei savo sveikatos dienoraštį. Ir kai prie mitybos ir jau prie savo truputį pagerėjusio gyvenimo būdo tu pridėjai maistinių medžiagų terapiją, ne? Kiek tu vertinai savo sveikatą ir per kurį laiką tavo sveikata pakilo iš vieno skaičiaus į kitą skaičių? Žinok, aš galvoju, vis dėlto kokia aš protingas ir dėkinga savo, kad aš sugalvoju tokį dalyką, aš net dabar esu pasiemusi visą čia tokią, žinai, papkę. Tai aš atsispausdindavau kiekvieną mėnesį atskirai, čia dideliais langeliais ir rašydavau kiekvieną vakarą, kaip aš jausdavausi. Kiekvieną, nes man reikėjo to įrodymų, savęs įvertinimo. Tai ką aš galiu pasakyti, aš kai pradėjau laikytis, aš pradėjau nuo sausio 1 dienos. Tai vertinau savo savijautą pačią pirmą dieną, iš tikrųjų jinai buvo labai baisi, tragiška, nes leidausi net vaistus nuo skausmo. Tai 10-balėje sistemoje, 10-tukas yra geras balas ar ne, vienetukų įvertinau. Savo savijautą aš įvertinau vienetukų. Ir irgi dar prieš mums susitinkant, aš perverčiau lapus ir žiūriu, kad 10 dienos maždaug bėgyje jau šiek tiek pakilo iki 3-tuko, nes šiek tiek tokį jau kažkokį palengvėjimą pradėjau jausti. Tai ta mano kelionė, tas pagerėjimas, toksai gal didesnis, jau pradėjo jaustis po kokių 3 mėnesių. Bet galiu pasakyti, kad gerų pusę metų man užtruko, nes aš save taip vertinau, taip jau labai jau stipriai, nes, ką tu neapgausi savęs, tik neapgausi ar tu. Perfekcionistiškai, ne, vertinai? Tai sakau, tą pusę metų įsivaizduokit dar ir kažką pradedu papildomai vartoti ir tas palaikymas žmonių, tai man labai labai darė didelę gerą įtaką ir kad ir tą bendruomenę įsiliejau, nes ir tos mintis jau pradeda tokios šviesesnės darytis ir tu pats toksai pozityvesnis pradedi darytis ir labiau tikėti, ką tu darai ir kad tikrai tau bus geriau. Ir išties, žinok, Eglutė, dabar taip pasakyti, kad sulyginant mano būseną su prieš tai esama ir dabartinė, tai aš nežinau, kad ir yra tiek procentų. Aš nežinau, žinok. Pasikeitusi kardinaliai. Ir sakau, ir aš esu labai labai dėkinga, kad aš priėmiau tą galimybę. Aš ją priėmiau, bet aš ją priėmiau tokia, kaip pasakyti, pilnu glėbiu. Aš gavau ir žmonės, ir naujas drauges, tave taip pat, ko aš irgi labai norėdavau, nes aš būdavau tokia uždara. Aš labai atsargiai prisileisdavau žmonės, aš vis kažką įtarinėdavau, ale čia kažko nori pasinaudoti ir čia, ta prasme, nenuoširdžiai čia nori su manim bendrauti. O čia aš ant tiek atsipalaidavau, kad, kartais, kai sakau, net pažįstu pati savęs ir kas mane matė prieš tai, ir tu tikrai matei mane,
Tai man žodžiai iš kitų pasakyti, tai yra dar didesnis patvirtinimas, kad tikrai yra labai didžiulis pokytis. Čia, žinai, to įžodinti realiai net neina, kokią aš tave mačiau, dar tu net nebuvai, man rodos, atėjusi į bendruomenę, kai buvom pirmoje tokioje paskaitoje seminare, kur ten apie visus savo gyvenimo, kaip sakau, džiaugsmus ir skausmus. Ir dabar Andželika, kuri kalba viešai, kuri turi YouTube kanalą, kuri gali pakalbėti prieš 50 arba 100 žmonių ir, ta prasme, tu matai, kad tu nebebijai ir kad tu jautiesi tame labai gerai, komfortiškai ir žydi, tai kosmosas. Prasme, tu realiai iš visų mūsų žmonių, man atrodo, kad esi padarius patį didžiausią pokytį per tokį trumpą laiką. Ir aš labai dėl to Labai dėkoju tau, labai. Taip pat, Andžela, žiūrint į tave ir tavo einamą kelionę, tu esi man labai didelis įkvėpimas, nes, žinai, kas yra, kad daugelis žmonių jie per anksti pasiduoda. O kai per anksti pasiduodi, tu net nenueini iki tos pačių esmės, ne? Tu tik, pavyzdžiui, valgom ten ledo viršų skaniausią dalyką, o apačioje yra ten tas kažkoks įdėtas skaniukas, ne? Ar ten įdėta kokia uogienė, ne? Kuri pasaldina gyvenimą. Tai tu daėjai iki tos, žinai, saldžiosios uogienės ir pasiėmei mūsų bendruomenės visą naudą, ne tik sveikatą, ir keliones, ir santykius suartėjusius su vyru, nes pripažinkim, kad labai tai matosi, ne, pati komunikacija su kitais žmonėmis, kad ir su to santykis su vyru jūs yra labai gražiai pasikeitę ir visa tai taip pat yra, ne, laikas kartu, prasmingi žmonės, sielą pripildantis pokalbiai ir kad tai yra irgi sveikatos dalis. Jausti prasme, kad tu esi reikalinga, kad tu dabar daliniesi savo patirtimi, kad tu nepasilieki jos tik savo. Taip, dabar jau tau praėjo daug laiko, ne, tau jau ir ašaros net nebebėga, nes tu pradedi pamatyti, kad tas didelis tavo gyvenimo skausmas, jis tave nuvedė, ne, atvedė čia į šitą dabartinį gyvenimą, kad tu leidai savo net išeiti iš oficialaus darbo ir kad tu gali dabar kurti savo gyvenimą ne taip, kaip tau kažkas pasakė, bet taip, kaip tu nori išties. Tai dabar man pasakyk, tai kiek tu jau laiko nebevartoji vaistų? Bet šito klausimo tiksliai negalėčiau atsakyti. Maždaug. Tai turbūt dabar galvoju. Reikėtų pagalvoti. Jeigu 17 metų turiu, gal kokią 14-13 tiesiog, nes maždaug gal 2-3 metus aš ten gėriau. Bet šito neužakcentavau, nesakau, buvo ir tokių tarpikų, bet tikrai 10 metus jau yra ilgas laiko tarpas, tikrai. Tai tu jau, ta prasme, aš galvau, kad su mūsų maistinių medžiagų terapija ir bendruomenė, žinai, ta prasme, nebevartoji vaistų, tai tu jau anksčiau jų nebevartoji, tai jau tai tokia simptomatika, ne vis tiek kartais išgerdavai tų vaistų, kai būdavo sunku ir kaip pradėjai maistinės medžiagas, žinai, vartoti, kaip ta savijauta tavo pakilo, ne tik emocinė, dvasinė, fizinė, bet, žinai, kodėl žmonės dabar turėtų investuoti? Ne, nes tai kainuoja, tai yra kokybiška, ne. Bet kodėl? Kodėl tu investuoji dar ir dabar į savo sveikatą? Ir ar tu ją nusipirki už pinigus, Andžela? Galima. Pinigus. Tu nusipirksi. Tai žinau, galima gal. Atsiprašau, žinai. Galima. Sakyk. Sakoma, žinai, tas posakis, sveikatos nenusipirksi už pinigus. Tai taip, tu jos tikrai nenusipirksi, kai tu jau esi guli karste, atsiprašau, kad taip tiesiai šviesiai, žinai, tiesmukiškai sakau, bet tu ją tikrai gali nusipirkti, valgydamas gerą kokybišką maistą, ne, leisdamas savo mažiau stresuoti, neskirdamas daugiau poilsio, investuodamas į kažkokias geras kokybiškas maistinės medžiagas. Realiai, tu nusipirkai sveikatą, ne?
Žinok, iš tikrųjų, irgi tas posakis būdavo sveikatos nenusipirksi čia ir viską. Bet jo, gal šiek tiek jau pasikeitė, kad gali nusipirkti. Tai Ją gali nusipirkti realiai. Ne, ką, kaip ir ką gerai. man duoda iš tikrųjų, žinok, tos maistinės medžiagos, tai, kad man nėra taip, kad aš nebejaučiu iš viso jokių pojūčių, kad čia yra visam gyvenimui. Bet kai ateina tie paūmėjimai, aš juos susitvarkau natūraliais būdais. Tai vat, jau buvau minėjusi vieną patį iš pagrindinių dalykų, ar ne, omega 3. Tai kai sako, jeigu reikėtų į negyvenamą salą važiuoti, tai turbūt omega ir pasimčiau. Nes su šita vat maistinė medžiaga, aišku, prie jos yra dar dauguma kitų maistinių medžiagų. Bet šita yra pati pagrindinė, kuri man labai padeda susitvarkyti ir vėl atsistoti į tą gerą savijautą. Bet, Eglutė, tu jau ir pati žinai, ta omega, jinai turi tų šalutinių poveikių. Man labai patiko iš mūsų tų paskaitų seminaro, kad bet šalutinis poveikis tai ne blogąja prasme, o gerąja. Mes gaunam kiek dar gėrio, tvarkytami vieną problemą, susitvarkom dar visur kitur daug kur. Tai maistinės medžiagos mano gyvenime yra dėl to, kad yra, man tiesiog atėjo toks suvokimas, kaip aš ir besimaitinčiau sveikai. Daugumas pas mūsų, daugumą maisto galima jau įvardinti kaip butaforinį maistą. Jame nėra tų reikalingų maistinių medžiagų. Valgau tą patį obuolį iš prekybos centro, apipurkštą, vitamino C jau belikę ten, nežinau, 0, o galvojam, kad kažko gaunam. Tai aš taip pat ir galvoju, kad aš sveikai maitinuosi viską, bet tai kodėl man vėl atkrenta? Kodėl aš vėl blogai pasijaučiu? Todėl, kad, aš neturiu to savo daržo ten, kad viską auginčiau ir vien tik savo valgyčiau. Tai aš tikrai, kaip sakau, kai ir žmonės ir manęs klausia dėl tos mitybos, visą laiką rekomenduoju papildyti. Nes, kažko vis tiek pritrūks, mes nesuvalgom per dieną tų reikalingų įvairiausių spalvų daržovių, ar ne, uogų, to žuvies. Taigi, kur raskite tą švarią žuvį dabar? Kurioje vietoje, prekybos centre. Tai man tas papildymas, aš jį ir jaučiu. Čia nėra tai, kad aš kalbu, kad reikia kažką pirkti ir kažką dar valgyti papildomai. Bet aš jį jaučiu ant savęs ir jau ne vienerius metus ir visada rekomenduoju pradėti nuo tos lėkštės mūsų, Bet, žinai, aš taip pagalvoju, čia galėtų būti mūsų kito įrašo tema, kiek Andžela dienos eigoje suvalgo. Nes čia dabar turėjom su kitais diskusiją, sako, jūs matytumėt, kiek Andžela suvalgo ir jinai tai suvalgo viena ir tu esi labai gražios kūno figūros, ne? Tai turbūt maisto kiekiais savo labai stipriai padedi sveikatinti save ir papildomai dar papildai. Ir turi tokį rezultatą, kokį turi. Bet dar labai, žinai, svarbu, Eglutė, koks tas maistas. Aš esu... Picas ir kebabas. Taip, čia ne apie tokį maistą, kad aš šiandien valgau belekiek picų ir kebabų, bet tas yra biški kitoks tas maistas, jis yra, kaip pasakyti, jis yra prižiūrimas. Aš nėra taip, kad beleko valgau. Beje, galiu pasakyti, kad būna tos šventės ir tikrai ten kažko ir paragauja. Jeigu daugiau kažko paragauja, pradeda jaustis. Tikrai pradeda jaustis ir tiesiog, tai žmogiška, bet svarbu vėl atsistoti tas vėžes, į tą kasdienybę, daug vandenuko ir vėl viskas gerai. Dar norėjau dar vieną dalyką pasakyti, manau, kad tikrai bus labai įdomu žmonėms išgirsti tokį niuansą. Kai aš minėjau, daug metų jau nebėjau pas gydytoją. Ir šiais metais aš sugalvojau nueiti pas gydytoją. Pasitikrinti profilaktiškai. Aš neįsivaizduoju, kaip šią ligą galim profilaktiškai pasitikrinti,
Tai užsiregistravus pas gydytoją, nueinu visai kita, jau mano ten gal ir net nebėra, nesigilinau, pas ką pateksiu. Ir jinai atverčia mano tą kortelę, jinai žiūri į mane ir jinai sako, aš niekaip nesuprantu, sako, po tiek metų, sako, jums nei nugarą neskauda ir jūs, sako, atrodot visai kitaip, sako, nu po tiek metų žmonės su šia liga visai kitaip atrodo. Mhm. Ir įsivaizduoji, jai pradėjo kilti įtarimas ir iš tikrųjų ta Bechterevo liga pas mane. Man pačiai pradėjo kilti įtarimas, galvojau, gal ne, gal apsiriko prieš tiek metų. Ir jinai man vėl iš naujo visus tyrimus padarė. Tai yra magnetinį rezonansą, patį pagrindinį, kraujo tyrimus, nes pagal kraujo tyrimą mes turim tam tikrą tokį, dabar neatsimenu, rodiklį, kiek jis ten vadinasi, bet mes jį daugumą turim, tik tai jis kartais pas mus stovi ramiai, o pas kitų iškyla. Tai padarėm tuos tyrimus, aš ateinu pas ją, sako, žinokit, nu pagal kraujo tyrimus žiūri, sako, viskas idealu, niekados nepasakyčiau, kad pas jūs ta liga, tas rodiklis prie Bechterevo yra, bet tai pas daugumą yra, čia nėra, kad pagrindinis, žinai, akcentas, bet sako, vis dėlto magnetinis rezonansas parodė, kad yra pas jūs. Ir žinai, kas man įdomiausia buvo? Man gydytoja neuždavė nei vieno klausimo. Tai ką tu, Andžela, darai, kad tu išlaikai tokią būseną ir puikią savijautą? Man net šiurpai dabar per rankas praėjo. Tai tiesiog turbūt ir eisim į pabaigą, ar ne? Ir aš noriu pasakyti, kad va, ką reiškia tas dalykas, kai tu pats prisiemi atsakomybę už savo sveikatą. Nes, būkim sąžiningi prieš save, niekam nerūpi ta jūsų ta sveikata. Gerai, artimiesiems gaila ir viską, bet tau reikia gyventi, tau reikia kvėpuoti, tau reikia judėti. Tiesiog mano tai toksai, nežinau, pamąstymas ir žmonėms tiesiog toksai, norisi, kad žmonės tiesiog atsigręžtų į save, kad tai tik nuo mūsų pačių priklauso. Aš nieko nesu prieš gydytojus, jų tikrai pagalbos mums prireikia ir jie tikrai mus ir paremontuoja ir pataiso tuo momentu, bet paskui mus išleidžia. Išleidžia į tą gyvenimą ir o tai ką? Tai tada tai tu turi pats gyventi ir galvoti, kaip tau daryti, kad tu jaustumės gerai, kad kuo tu rečiau eitum pas tų gydytojų. Tai va. Tai žinok, aš esu tau labai dėkinga, Andžela, kad tu pasidalinai, kaip sakoma, didžiausia dalyba yra daugybė, kad tavo gyvenimo patirtis leido tau atsiverti, pražysti kaip tam lotosui ir nebebijoti kalbėti apie tas skaudžias intymes temas, nes mes suprantam to naudą ir prasme, nes tiek tu, tiek aš ne, mes turėjom gyvenime sudėtingų patirčių. Ir jeigu tose sudėtingose patirtyse kažkas būtų davę ranką, mes būtumėm iš jų išėję su visai kitokiomis pasiekmėmis ir sutrumpinę minimum kokius 5 ar ten 10, metų ten skausmo ar kažko. Tai mes dėl to čia ir dalinamės, kad sutrumpintumėm jūsų kelią į paieškas ir kad ateitumėt į esmių esmę, nes stuburas yra ryšys su savimi, ryšys su pasauliu, ryšys su kūrėju, tvirtas stovėjimas ant žemės. Ir tu pradėjai labai tvirtai stovėti ant žemės, labai atsigręžti į savo fizinį kūną, dvasinį, mentalinį, savo gyvenimo prasmę, esmę ir dėl to tu pradėjai turėti tokius rezultatus, kokius tu turi, nes sveikata tai yra, žinai, ta bendra dalių visuma. Taip. Tai ačiū tau. Ačiū tau, Eglutė. Labai gera, kad tu mane pakvietei, iš tikrųjų tas pasidalinimas ir gal tikrai esi girdėjęs mane pirmus kartus, tikrai būdavo sunku, bet aš jaučiu, kad
nebegaliu aš tai laikyti. Mhm. Tiesiog turiu ištransliuoti žmonėms ir šiai dienai tikrai labai esu tokia atvira, dalinuosi ir su žmonėm kalbu. Ypatingai suprantu žmones, kurie vat, turi tą bėdą, ypatingai. Ir, nu kaip aš galiu laikyti? Kai tu sakai, kai galiu tą kelią sutrumpinti, man būtų tai pasakę, o, kaip būčiau buvus dėkinga. Nu. Bet aišku, tai yra svarbu, kaip žmogus priema tą galimybę Taip. ir pats, ką jisai daro toliau. Tai aš tikiuosi, kad nors vienam žmogui tai bus kažkoksai bingo momentas ir atsigręžimas į save. Tai vat mes duodam šitą galimybę, jeigu pamatysit šitą video, tai drąsiai pakomentuokit, drąsiai susisiekit su mumis ir mes jau toliau jum padėsim ir nukreipsim ir duosim, kaip sakoma, ranką ir pravesim šitą kelią, jeigu jūs patys prisimsit atsakomybę už save, už savo gyvenimą. Tai ačiū tau, Andžela, ir iki greito. Iki, iki.